Sveiki visi, šiandien pas mus svečiuose lankosi mūsų absolventė Gabija, kuri dabar neseniai pakeitė pareigas. Ji yra laivo vado pavaduotoja patrulinėme laive P11 Žemaitis. Šiandien lankomės mūsų didžiajame simuliatoriuje. Džiaugiamės, kad mūsų aplanko absolventai. Tai tęsime tradiciją ir šnekiname savo buvusius absolventus, kitus jūrinės pramonės specialistus. Tai grįžtant prie Gabijos, visada smagu, kad mūsų absolventam sekasi ir paklausysim tiesiai iš Gabijos lūpų, kaip jai sekėsi gyvenimas su jūra, gyvenimas jūroje ir karjeroje. Tai sveiki Gabija. Sveiki. Tradicinis pirmas klausimas, ar toli nuo jūros kilusi esat? Tai ne taip ir toli, apie 80 kilometrų tarp Šilalės ir Kvėdarnos toksai yra Bokštų kaimas. Taip. O vis dėlto tas Lietuvos mastelis skaičiuojant, tai 80 km vis jau praktiškai, kai kuriais atvejais ir trečdalis Lietuvos, tai yra toliau nuo jūros. Kas vis dėlto įtakoja, kad ta jūra atėjo pas jūsų gyvenimą? Tai gal tas pasirinkimas. Aš pradėjau su kariuomenė tarnybą jau šaulių būrelį mokykloje. Tuomet vos tik suėjo 18 metų, įstojau į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir tiesiog to karinio išsilavinimo nenorėjau pamesti, tad rinkausi studijas pasižiūrėjusi galimybės. Tai Lietuvos jūriniai akademijoje buvo galimybė studijuoti laivavedybą ir papildomai pasirinkti vadų kursus. Ir aš visą laiką gyvenimą noriu turėti tą planą A ir planą B. Tai su tuo išsilavinimu galėjai išeiti dirbti į civilinį gyvenimą arba į kariuomenę. Tai vien dėl to pasirinkimo taip ir gavos, kad atvykau čia į Klaipėdą studijuoti. Supratau, tai vis dėlto labiau taikyti jūrą ar labiau taikyti į karinę sritį? Pačioj pradžioj, kai rinkausi studijas, tai galvojau labiau apie karinę sritį, o jūrinė atėjo taip iš eigos ir prilipo, kaip pavadinsim. Supratau. Kaipgi ta jūra, kaipgi tas jausmas būti jūrininku? Tai man gal pasisekė šiek tiek ta jūra, kaip sakant, priėmė mane ir aš tos jūrligės neturiu. Tai man išeiti į jūrą, vykdyti kažkokioms tai paskirtoms užduotims su laivais nėra diskomforto net ir blogų oro sąlygų metu. Nes pripažinsiu, tikrai buvo kolegų, kuriems buvo labai arši ta jūrligė, dėl kurių priežasčių netgi turėjo palikti karinį laivą ir išeiti pradėti karjerą štabe karinių jūrų pajėgų. Tai iš tikrųjų ta sveikata, savijauta yra labai svarbi ir labai priklauso nuo tavo tos motyvacijos. Nes žinom, kad kai sergam, nebūna tos motyvacijos ir nieko nenorim. Ir tuo labiau, kai jūrligė pasireiškia visais pykinimais, silpnumais, muša tą motyvaciją į apačią. Jo, reikėtų paminėti klausytojams, kad tikrai patrulinis laivas, Lietuvos karinėse jūrų pajėgose esantis patruliniai laivai tikrai pasižymi tokia sustiprina jūrligės jausmą, nes pagal techninius parametrus tai yra 3 metrai po vandeniu apytiksliai ir kokie 15-16 virš vandens, tai duoda savo efektą. Tai teko ir pačiam išbandyti ir ant jūrligės
slenkščio buvau. Tai taip, tai iš tikrųjų geras rodiklis kariui, karininkui, kuris gali pernešti jūrligę. Šiuo atveju tai tikrai turbūt pasitarnauja ir darant karjerą, matau, laipsniai važiuoja į viršų ir, kaip ir minėjot, pareigos taip pat važiuoja į viršų. Tai kaip susiklostė karjerą, aplamai pradėjus tarnybą kariniam laivyne? Tai pradėjau savo tarnybą patruliniam laive Dzūkas ir ten tiesiog praėjus laikui keliavau per kovinės dalis. Tai iš pradžių buvau navigacinės kovinės dalies vadė, tada pakilau iki operacinės kovinės dalies vadės pareigų ir dabar neseniai tik perėmiau pareigas, kaip ir minėjote, P11 Žemaitės laivų vado pavaduotojo. Tai tarpas beveik 7 metai, kaip jau tarnauju, tai sakyčiau adekvatus laikas jau gauti šiek tiek aukštesnės pareigas. Ir pas mus kariuomenėje, laivyne, jeigu moki anglų, darai savo darbus, karjerą važiuoja ir į kursus važiuoja. Tai supratau iš pastarojo pasakymo, kad vis dėlto tolimesnė karjeros kryptis aiški. Tai yra nuo pavaduojančios vado iki vado pareigų. Aš nemėgstu šito posakio, kad laivo vado pareigos, sekanti pozicija. Aš tiesiog svajoju tyliai savo ir pasilieku pasakymus tokius, kad sekanti karjeros kryptis, nežinau, dabar šiuo metu susitvarkysiu su šitomis pareigomis, o tada ateityje jau matysim, nes negali žinoti, kaip susiklosti situaciją. Taip, nes iš tikrųjų pagaliau Lietuvai reikia pirmos laivo vadės karinėse jūrų pajėgose, bet žinoma, tai tikrai linkiu, kad neprireiktų sėkmės, pakaktų gebėjimų ir sukauptos patirties ir viso ko geriausio. Mes pradėjom nuo karjeros sėkmingos, vertinčiau tikrai kaip sėkminga. Tai vis dėlto moteris kariuomenėje, moteris karinėme laivyne, tai kaip Jūs manote, kokia jūsų pozicija dėl jų buvimo laivuose? Ar turi kažkokių specifikos, ar vis dėlto tai yra kasdienybė? Kadangi aš mačiau to ir sausumos gyvenimo, sausumos kariuomenės gyvenimo, tai sausumoje tikrai vyrauja daugiau moterų, kad ateina nei pas mus laivuose karinėse jūrų pajėguose. Kaip manot, kodėl tas toks stereotipas? Aš manau, kad šiek tiek duoda įtakos darbo specifika. Ir pas mus gal Baltijos šalyse irgi vyraudavo tas nuo seno toksai stereotipas ir net posakį turim, kad moteris laive yra nelaimė. Bet po truputį laivynas tai juda gera, manau, linkme ir aš atėjusi į laivą nepajutau visiškai jokio skirtumo, ar būčiau vyras, ar moteris. Įgula priėmė ir buvau tik viena moteris visame laive, bet priėmė be priekaištų, nebuvo kažkokių pasisakymų, moteris, tu čia man neaiškink, kaip būna. Tai tikrai jokio išskirtinumo nepajaučiau, tik gal laivyne norėtųsi gauti gal daugiau tų moterų, nes dabar, jei neklystu, yra tik 3 moteris ant visų laivų dirbančių, o sausumoje, kaip žinom, labai daug pradėjo jau vyrauti ir ateiti moterų. Tai norėtųsi ir tą laivyną, kad ateitų. Jo, reikėtų iš tikrųjų paminėti, kad ir sąlygos yra didžioje daugumoje laivų esančių Lietuvos karinių jūrų pajėgų sudėtyje, tai yra sąlygos ir moterims, ir vyrams, ir vienodai geros, ir pakankamai atsižvelgta į tą asmeninę erdvę. Jo, tai iš tikrųjų, kaip ir sakot, kad moteriai vienas dalykas yra turbūt turėti pavaldžių ir ar būti pavaldus, tai yra 2 skirtingi dalykai, tai tikrai
turbūt kartais ir pareikalauja šiek tiek daugiau pastangų, bet... Aš manau, kad nereikia savęs išskirti kaip moters, kad visi kariuomenėje esame kariai arba karininkai. Ta prasme, nėra moteris vyras. Tai aš manau, jeigu vadovausies to principu, kad neišskirti tavęs kaip moters ir tikrai susibendrausi su visais ir nebus problemų. Na, turbūt jau bandėm čia išsiaiškinti, ar moteriam tinkama vieta kariniam laivyne, tai net nebejojam, tai tiesiog turbūt judėsim prie kitos temos, nes tiesiog gali atrodyti, kad tai formuojam kažkokią pseudo tokį naratyvą, kad vat, moteris gali sunkiau pritapti karinėme laivyne. Bet iš tikrųjų tai tikrai sąlygos yra geros ir kaip matot, karjeros galimybės yra pakankamai geros ir lygiavertės tiek vyram, tiek moteriam. Kokie, gal peršokant, kokie įspūdžiai, tokie įsimintini įspūdžiai iš tarnybos, tarkim, iš buvimo karo laive arba buvimo aplamai laive, kokie didžiausi įspūdžiai likę per visą šitą jūsų karjerą? Tai per dabartinę karjerą tikrai išvykau į daug užsienio šalių, jas aplankiau, dėl to, kad buvau siųsta į specialius kursus. Tai vienas gal toks įsimintiniausias ir, vienetinis atvejis, kur teko pabūti, tai Portugalijos povandeniniame laive. Ir pamatyti tą jų povandeninių laivų įgulos gyvenimą iš vidaus. Tai toks didžiausią įspūdį palikęs atvejais to. Smagu girdėti, turbūt tikrai neeilinis atvejis, tai kad pabūti povandeninėme laive, nes turbūt retas turi galimybę, ypač Lietuvoje, arba turint galvoje, kad ir ne kiekvienai šaliai yra povandeninis laivynas prieinamas, tai tikrai smagu. Egzistuoja tokie posakiai iš jūros, tai gal kuris pašnekovą per laidas klausiu, gal kuris iš posakių labai įstrigo, tai jūrinių. Tai turiu vieną tokį, tai ateisiu istoriją, tai kai atėjau, pirmas pusmetis buvo, jauna dar leitenantė atėjusi į darbą ir atėjo manęs patikrinti iš štabo aukštesnysis karininkas. Ir pradėjau uždavinėti specialybinius navigacinius klausimus ir reikėjo jam atsakinėti moksliškais terminais. Ir daėjom iki klausimo, kurį uždavė, kodėl laivas neskęsta. Ir aš pradėjau atsakinėti dėl plūdrumo, teigiamo, neigiamo moksliškais terminais. Tai pertraukė ir pasakė, dėl to, kad laivo įgula laiko laivą, kad jis neskęstų. Tai iš tikrųjų ir dabar darbe per tiek metų esu pamačius, kad šitas posakis tikrai yra teisingas ir ta laivo įgula stengiasi, užtikrina švarų, tvarkingą laivo darbą. Supratau. Paskutinis klausimas, turbūt pašnekoviai, tai kokie ateities planai? Mes vėlgi grįžtam prie to, kad vis dėlto sekantis žingsnis, kaip minėjot, nežinomas, bet aplamai kokie ateities planai, ta prasme, kaip projektuojat savo karjerą, į kurią pusę ir kaip matot save ateityje? Kadangi šiuo metu pradėjau eiti tik laivo vado pavaduotojos poziciją, tai būtų tas planas, kad susidirbti su nauja įgula, užtikrinti tą laivo tvarkingą ir gerą užduočių vykdymą. Tai tik tiek į priekį kol kas tenoriu, o tas, kur kalbėjome svajonės, tai svajok tyliai, pasilik savo. Tai matot, kaip taktiškai Gabija išvengė klausimą, tai aš net nebejoju, pažįstant ją jau keletą metų, tai tikrai tikiuosi, kad sėkmės karjeros
projektavime jai neprireiks, o sunkiausiais atvejais pasikliaus savim ir aplinkiniais kolegomis. Tai džiaugiuosi, kad mus aplankė šiandien buvusi absolventė. Tai yra, stabdom. Aš tik pasakau, kad džiaugiuosi, kad mus šiandien aplankė mūsų absolventė, karinių jūrų pajėgų karininkė, kapitonė leitenantė Gabija, kuri užima patrulinio laivo P11 Žemaitis laivo vado pavaduotojo pareigas. Smagu matyti, kad mūsų absolventams sekasi, jie puikiai projektuoja savo ir įgyvendina savo karjerą ir linkime geriausios kloties. Iki susitikimų.